Abiejų rankų nykščius atremkite į raumenis palei stuburą. Dėkite nykščius ne ant kaulo, tai yra stuburo, o ant raumenų. Dažniausiai šie paravertebraliniai raumenys, kitaip sakant, raumenys esantis palei stuburą, būna labai įtempti, sukietėję. Jei norite apsidrausti, kad nykščius uždėjote tikrai ant raumenų, tada juos dėkite 1-2 cm nuo stuburo abiejose pusėse. Dabar spauskite raumenis ir pamažu kilkite į viršų. Šį judesį darykite lėtai, paklauskite kliento, kaip jis jaučiasi. Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad šiuos paravertebralinius raumenis galite spausti stipriau. Ir svarbu, dėmesio. Įgavę šiek tiek praktikos pajusite, kad spausdami nykštį ir kildami į viršų, jūs su nykščiais tarsi prašokote raumenis. Tai atsitinka dėl to, kad raumenis yra labai įtempti. Pasistengkite toje vietoje, kur jaučiate prašokimą, spaudimą šiek tiek sušvelninti. Tai yra labai svarbu. Nes jei toje vietoje spausite stipriau, gali būti labai nemalonu klientui ir galimas atvirkštinis reiškinys. Dėl spaudimo raumenys dar labiau įsitemps. Padarykite 3-5 kartus, visą laiką pradedami nuo juosmens.